Na kągi, atvykom dar prie vieno bunkerio, bandysim jį toj surasti. Esam dabar kaip ten Leikiškė, ar kaip ten vadinasi, Leikiškiai. Vienu žodžiu, kažkur esam. Kelias buvo nemažas, vanduo teka. Ir taipogi ten gal dabar nesimato, bet už manęs dabar yra kažkoks paminklas. Nueisim paskui irgi pažiūrėsim. Jeigu jau atvažiavom, tai sužinokim kažką įdomaus apie šitą vietą. Realiai net neįsivaizduojam, kur dabar tą bunkerį mes turėtume rasti, nes ten reikia, bent jau pagal žemėlapį, dar reikia nemažai paeiti. Kažkokia apleistas namas matos. Taip įdomi atrodo, be langų, be stiklų tenai. Toliau, jeigu matos iš manęs. Įdomus. Vėla. Ir šlapia čia taip. Mes jau čia kurį laiką vaikštom, bet kol kas nieko neradom. Dabar blemba nedidelė kliūtis. Batų kažkaip nesinori prisemti, o čia toks upelis teka. Bandysim perėti kitą pusę, apeiti ir pažiūrėti, kur mes tą bunkerį galėtume rasti. Nes čia tai jau bus įdomu, galbūt neteks kažkaip tai pasinaudoti navigaciją. Kojų sušlapti nesinori. Pagal viską mums reikia kažkur į tą pusę, link jūros labiau. Nesinori mašinos palikti, bet ką padarysi, bandom toliau ieškoti. Na ką, iš tų kalnų kažkokią kelią radau, bandau eiti, bet čia taip įdomiai, kadangi kažką matau, labai panašu į akmenis, bandom gal nueiti, pažiūrėti tą sniegą, kojas sušlapt, ką padarysi. Šiaip įdomu, kas ten yra. Galbūt bunkeris jau susprogdintas, kadangi dažnai šiuose bunkeriuose būdavo vykdomos visokios pratybos. Dažnai čia bandydavo bombas išminuoti išminuotojai, arba tiesiog dažniausiai čia būdavo tiesiog bombos utilizuojamos. Ir ką aš matau, žalonus šiandienius matau. Taip įdomi iš toli atrodo. Ne čia. Nu kągi, po kokio 20 minučių paieškų lyg radom tą vietą. Pagal ką? Turbūt pagrindinis buvo kalvotumas ir esantis čia stulpas, kuris atrodė labai neįprastai. Bunkeris iš tikrųjų toks nedidelis atrodo ir gerai paslėptas. Yra duris. Nežinau, draugas negirdi manęs. Matau duris. Arba bent jau šaudymo lizdą. Ir kas įdomiausia, aš dėjau sakyti, kad čia nemaža vėlaus primėtyta, kaip ir kiekvieno bunkerio, bet to neprireiks. Bet kaip matau, ten labai šlapia. Ir greičiausiai mes į vidų neįeisim. Tai greičiausiai bus vienas iš sandėlinių bunkerių, kadangi nėra nei šaudymo angų ir aidas girdisi. Tai bandykim pažiūrėti, kas čia vidui. Nėra jokių masyvių durų, tik tai liukas kažkoks, galbūt čia apsemta, galbūt taip nebuvo. Bandykim įeiti. Na ką, šio bunkerio apžvalgą baigiam. Nežinau realiai, kaip čia nepatekom į vidų, kažkiek pafilmavau, jau matėt turbūt. Ir bandom dabar eiti link to paminklo, apie kurį pirmą šnekėjau. Tas paminklas turėtų, nežinau ką reikšti, galbūt kažkas taipogi susijęs su Molotovo linija, su Tarybos Sąjungų tvirtinimais. Gal koks mūšis vyko. Tai jau nueisim ir išsiaiškinsim. Na kągi, vargais negalais užlipom į kalnus ir pasiekėm šitą įdomią vietą. Ir tai yra paminklas partizanam žuvusiam už tėvynę. Parašyta vardai ir pavardės, metai ir ištremti į Sibirą žmonės. Ir iš
Iš to galima spręsti, kad greičiausiai čia kažkur aplinkui buvo partizanų bunkeriai. Galbūt jie susprogdinti, galbūt išlikę, galbūt nieks nerado. O čia toks monumentas likęs jiem. Gerai, kad mes prisiminam tokius žmonės. O dabar keliaujam ieškoti kito bunkerio. Grįžim šiek tiek atgal, nes atvažiuodami pravažiavom vieną. Bandysim ieškoti kitų paslaptingų ir įdomių vietų. Tikėkimės, į kitus pavyks patekti. Nu ką, dabar judam prie dar vieno bunkerio. Šį kartą aš jau be kuprinės palikau mašinai. Bandykim nusigauti prie šito bunkerio, nežinau kas viduje. Užverstas, galbūt neįeisim, bet tikėkime, kad viskas bus tvarko ir pagaliau galėsim įlysti dar vieną bunkerį, nes jau dabar senai bebuvom viduje. Taipogi praeitas bunkeris, kurį matėt, buvo šaudymo lizdas, dėl to jis neturėjo jokių apsaugų. Ten dažniausiai būdavo tik vienas karininkas, kuris prižiūrėdavo tvarką, o mes jau dabar atėjom. Taip įdomi atrodo. Nežinotum, nemanau, ką rastum. Galbūt nesimato vandens. Bandysim įeiti į vidų, pažiūrėti, ką mes ten rasim. Vienas šaudymo lizdas užverstas, greičiausiai, kad pats bunkeris irgi turės tik labai mažai vietos, kadangi jis didžiąją dalį yra užverstas. Įėjimas yra, įlysti irgi galima, bet manau nelysim, nes per tas šiukšlės. Taipogi ten atsistoti net neis ir reikės šliaužti. Dar vienas bunkeris, į kurį neįmanoma įeiti ir tai iš to galima spręsti, kad tie bunkeriai jau to išvis paskęs ir išvis nei vieną neįeisim. Taipogi šitas buvo užmūrytas. Galbūt apsauga kažkokia, dar kažkas, kad nelandžiotų žmonės, bet kaip sakoma, jeigu sakytų neįti, jie neįtų, bet jeigu užmūrysi, jie būtinai išgriaus ir patikrins, kas viduje. Nu, o dabar bandykim judėti prie kito bunkerio, ieškoti kitos vietos ir bandyti pratęsti mūsų paieškas. Kągi, einam iki mašinos ir judam toliau. Atvykom į dar vieną vietą. Po biškį einam link bunkerių, ieškom, kur jie randas. Ir čia jau esam netoli paskutinių bunkerių, tai pasistengsim apžiūrėti dar juos, gal pavyks mums pagaliau juos įlysti. Dabar prieisim prie kažkokio skardžio, prie upės jūros ir pažiūrėsim, ką mes čia rasim. Kol kas nieko nematau, bet jau aš. Čia skardis nemažas, kad tik radau kažkokį bloką, tai esam teisingam kely ir kažin ar į tą pusę. Nu, sako, į tą einam į tą. Bet tai tu žiūrėk, čia vėlų pilna. Taip įdomiai čia viskas. Kažkaip, man tai tokia nuomonė, kad jis čia kažkur yra ir mes jo tiesiog nematom. Taip. Labai keista, nes bunkeris gali būti užgriuvęs. Čia yra šlaitas, čia yra betono gabalai, dėl to aš galiu pilnai teikti, kad jis kažkur čia. Na, jei draugas ras, bus dar geriau. Tai ne, tada dėsim toliau, o ką darysim? Galbūt tai buvo tik apkasai, galbūt to bunkerio net nebėra jau. Galbūt jis užgriuvęs. Šansų labai daug. Na kągi, pasivaikščiosim, pamatysim. Na va kągi, priėjom prie bunkerio, jis jau už manęs. Bunkeris nemažas, bet ir vėl liūdna žinia, mes jį neįeisim. Jis yra apačioje toks nuleistas ir labai šlapia. Apeisiu aplinkui, pažiūrėsiu, galbūt pasiseks kokią sausą vietelę, rasti ir lysti į vidų. Pažiūrėsim, kaip čia bus, šakų daug. Nesinori kažkaip nugriūti ją pačią nuo šito šlaito. Radau užmūrytą vietą ir čia aš galėčiau įlysti, bet pats bunkeris yra pilnai apsemtas.
pilnai visiškai apsemtas ir jį neapsimoka eiti. Matosi šaudymo lizdas. Nematau kablių, negaliu pasakyti, koks tai šaudymo lizdas. To jau aš jums parodysiu šitą bunkerį, o kol kas bandysim keliauti kitur ir ieškoti dar kelių bunkerių. Na kągi, pareinam iš po paskutinio bunkerio. Net neįjungiau kameros, kadangi jis užverstas, vienas kampas nesimato, na nieko nepadarysi. Viskas, šiandieną baigiam apžvalgą. Bunkerių Lietuvoje, kaip ir minėjau, yra labai daug, tai mes visų tikrai neapžiūrėsim. Jūs galite savo mieste patyrinėti, galbūt kažką rasit. Taigi, paliksiu galbūt koordinates aprašyme. Pasakysiu, kur tiksliai buvom, parašysiu. O kągi dabar, ačiū, kad žiūrėjot ir tikrai dar susitiksim. Iki.